O pasirodo, iš tikrųjų, kiekviena sekundė su palydovais yra 02 iš Europos Sąjungos. O su Bluetooth dantį ir telefonuose, ir visuose retro, ir visuose diktofonuose yra Bluetooth. O Lietuva, tėvynė mūsų, neužtenka ofisų. O reikia institucijų, negriaukim ligoninės. Sukurvom ir žydų dešiniai Dievo ir kairiai rabinų. Jiegi mūsų, o baltų gyvybės trokšta išgerti. Ar matai, o Lietuva, kad gyvenimo nebeliko mano gyvenime? Taigi, kam šlovės atiduoti nedaugiau, o primušusiam, kad iš nosies kraujas bėga. Sukūrusi vėlgi nemirštančią chaoso teoriją, kur retro būsės again somebody else. Retro pasauliu aš priklausau, ne jaunimo, nes esu. Ir buvau Lietuvos, o vaikas genijus nemirtingoji. Ta istorija bandoma sukeisti su žydaitėm. Ir taip visos žydaitės prisiprašysios būt kekšėm toj karalystė, o mano vaikus gimdyt. Elžbietagi savo kiaušinius davė gimdyt Viljamui. Jokiais būdais žydai neperėmė gudrumo veidrodžių. Jie tiesiog tapė matomi. Kaip jie sužaidė, taip jie sužaidė. Tad kur karą darysi, jeigu slavai su slavais prie butelių susitaikysi? Toč, Ukraina suės mineralus, Amerika viską įsidalint kaip sovietmetį. Nebūkit slavai, kvailėkit gert ir taikytis. O ne, jie dvasiškai Rusiją sunaikins. Aš žinai, kaip dvasiškai skauda. Neįsivaizduoji. Amerikons. Supranti, maskolė jūs. Butelį reiškia ir bus taika. Kalbu kaip maskolius. Prišertas vaistų. Kad čia nedarytų kažkokių tyrimų ir žvilgia, tų visų jaunimo, reiškia, kartos žydų. Žmogžudžių. Tai kur jie dėsis neadekvatus? Jie turi irgi kitą planą, reiškia, į ligoninės ir tada pagulėsi, attakšinu, užmušę su jais ir viskas. Ne, Europos Sąjungoje. Ta pati retro tvarka, policijos, kariuomenės, o medicina šitaip sugriauta. Reikia grįžti medicinai, ne mėsos gamybą. Įstatymus atrasti. Išgeriau vaistus ir aš apsinešiau, galvodama ir kalbėdama apie kvailius, kurie nesupranta. Supranta tik tiek, kad čia ne jų šalis gimtoji, tad slava ne Ukrainai, slava baltam. Mes irgi kare. Ir mano vaikai irgi kenčia žydų atkankinimus. Aš sakau Europos Sąjunga, stabdyk žydų valdžią su šitais visais holokaustu ir Airija radikalais. Nes žydai toliau varosi, jam nerūpi, kaip nerūpi vokiečiam ir airiam.